Jeigu esate pradedantysis žvejys, tai užėjus į žvejybos parduotuvę ir pamačius daugybę įvairiausių masalų, turėtų būti labai sunku kažką išsirinkti. Todėl šiandien mes pašnekėsime apie pagrindinės masalų grupės ir pamatysime, kaip jie dirba po vandeniu. Galbūt net ir patyrusiems žvejams bus smalsu užmesti akį. Pradėsime turbūt nuo pagrindinės masalų grupės, tai yra silikoniniai masalai arba kitaip vadinami guminukais. Štai čia yra turbūt toksai klasikinis, standartinis žuvelę imituojantis guminukas su plokščia uodegėle. Dėl šios uodegėlės guminukas juda vandenyje, imituodamas gyvą žuvelę. Guminukų būna įvairių formų ir dydžių, bet kuomet jie turi tokią plokščią uodegėlę, tai jų judėjimo principas yra panašus. Jie juda linguodami į šonus, tik tais nuo uodegėlės formos gali priklausyti intensyvumas, dažnumas ir amplitudė. Tai pažiūrėkime, kaip šis didesnis guminukas juda po vandeniu. Kaip matote, jis turi papildomai tokį uždėtą silikoninį sijonėlį, kuris priduoda ir tūrį šiek tiek guminukui ir judesio papildomo. Tokius masalus galima traukti tolygiai, bet galima ir daryti stop and go pravedimą, kuomet daromas staigesnis patraukimas ir vėliau daroma pauzė. Ir tada masalas krenta žemyn į dugną. Kita guminukų rūšis yra twisteriai. Šie masalai išsiskiria tokiom uodegom. Uodegų ilgiai ir formos gali skirtis, nuo to priklauso darbas po vandeniu. Bet principas šių masalų bus panašus. Pagrindai judės uodegos, o mažiau arba visai nejudės masalo kūnas. Štai pirmas twisteris turi trumpesnę ir platesnę uodegą. Judesiai ir vibracija ganėtinai didelė, uodega plačiai mojuoja. Šios masalus taip pat galima traukti tolygiai ar stop and go techniką. O štai šis twisteris turi ilgą, bet ploną uodegą, todėl uodegos judesiai netokie platus, bet aktyvūs. Masalas atrodo ilgas, kai uodega išsitiesia, o kūnas, kaip matot, praktiškai nejuda. O štai čia šiek tiek patobulintas twisteris. Viršuje yra surištas toks sijonėlis, kuris padidina apimtį ir šiek tiek judesio prideda apačioj į standartinis twisteris. Turiu dar štai tokį dviuodeginę, standartinę gal šiek tiek masalą, tai jo dar nesu gerai išbandęs žvejyboje, tai buvo pirmas toksai ir man pažiūrėjimas, kaip jis atrodo po vandeniu ir buvau nustebintas, kad jisai taip pradėjo suktis. Ir tai yra negerai, nes susuks valą žvejyboje, reikės pabandyti kažkaip išspręsti šitą problemą. Galvoju, kad uždėsiu galvakablį, gal tai stabilizuos masalo darbą. O šis nedidelis masalas jau ne visai twisteris, tai labiau kirmino ar slieko imitacija. Jo kūnas plonas ir pailgas, todėl jis labiau visas juda kaip sliekas, kai daromas stop and go pravedimas, ar kai nedideliais judesiais judinamas masalas. Na ir dar viena rūšis būtų krabų ar vėžiagyvių kažkokių tai imitacija. Jie įprastai turi daug smulkių kojyčių, ten rankyčių, ūselių ir dėl to jie kažkaip įdomiau juda po vandeniu, traukiant ar kažkaip judinant jas. Tai apie silikoninius masalus būtų turbūt tiek, dabar galime perėti prie kitos masalų grupės, tai yra vobleriai. Vobleriai būna pagaminti iš plastiko arba medžio ir jų judesiai pagrindai priklauso nuo jų formos, svorio ir liežuvėlio. Štai čia klasikinės formos vobleris su nedideliu liežuvėliu. Tai reiškia, kad šis vobleris užsigilins nedaug, 1-2 metrus. Tolygiai traukiant jis juda į šonus, imituodamas gyvą žuvelę, o šonai blizga atspindėdami šviesą priklausomai nuo voblerio dažymo. Tokio tipo vobleriai įdomiau dirba jos traukiant twitchingo būdu, stipresniais trūkčiojimais, smūgiais. Tuomet vobleris daro gražius leidimus į vieną ar į kitą šoną. Šis vobleris turi, galima sakyti, panašaus dydžio liežuvėlių, bet jau kitokios formos.
Tai jis užsigilins į panašų gylį, bet jo judesiai jau bus šiek tiek kitokie. Pažiūrėkime. Šito voblerio liežuvėlis yra šiek tiek didesnis, dėl to jisai užsigilins daugiau, iki kokių 3 metrų. Dar reikia paminėti apie voblerių garsą. Vieni gali stipriai barškėti, kiti būti visiškai tylūs. Kartais lydeka labiau reaguoja į vienus, kartais į kitus. Filmuotoje medžiagoje irgi tą garsą šiek tiek galima girdėti į tokį voblerį turi. Dėl didesnio liežuvėlio jo judesiai po vandeniu yra šiek tiek aktyvesni ir platesni. Su vobleriais, kurie turi panašaus dydžio liežuvėlius, vis dar patogu žvejoti twitchingo būdu. O šis vobleris, kaip matote, turi dar didesnį liežuvėlį, dėl to jisai užsigilins dar daugiau, apie kokius 5 metrus. Tokio voblerio aš jau nebenaudočiau twitchingui, nes dėl didelio liežuvėlio atsiranda didelis pasipriešinimas. Reikia labai kietos meškerės visų pirma ir stipraus judesio, kad sugebėti greitai pratraukti voblerį. Taip pat ir pats lydimas voblerio nebėra toks gražus dėl didelio liežuvėlio. Taigi, liežuvėliai didėja, panirimo gilis jau čia iki 6 metrų ir judesių amplitudė dar didesnė. Kaip matot, šis vobleris dar nelabai stabiliai juda tai į vieną, tai į kitą šoną. Čia ir dėl jo formos ir gali būti, kad ne visai lygiai jis pagamintas, nes Kinijos gamybos. Bet kartais tokie keisti judesiai gali veikti net geriau už stabilų ir tiesiai plaukiantį voblerį, todėl kartais kiniški vobleriai ir apgaudo originalus. Žinoma, taip nutinka labai retai. Čia liežuvėlis dar didesnis, vobleris jau nersta iki kokių 7 metrų. Tiesa, čia yra vienas niuansas, liežuvio forma yra plati, todėl voblerio darbas netampa dar aktyvesnis, o kaip tik, vobleris juda pakankamai pasyviai. Bet kartais lydekam ar starkiam būtent to ir reikia. Vobleris pakankamai garsiai barška. O čia crank tipo vobleris, toks burbulo formos. Jis giliai neria dėl didelio liežuvio ir pasižymė aktyvių darbų. Dar galime pažiūrėti, kaip atrodo toks nedidelis vobleriukas. Jis dirba irgi aktyviai ir jei girdite, skleidžia šiek tiek kitokio dažnio garsą dėl smulkių šratelių jo viduje. O dabar pažiūrėsim, kaip juda sekcijiniai vobleriai, sudaryti iš kelių dalių. Štai tokius variantus aš turiu. Jie pasižymė įdomiais, nestandartiniais judesiais, bet aš asmeniškai susidūriau su tuo, kad tokie vobleriai dirba nestabiliai, kartais užvirsta ant šono. Tiesa, aš turiu tik pigius kiniškus variantus, todėl tai gali būti klaidinga nuomonė. Bet tikrai galima teigti, kad tai nėra labai populiarūs variantai tarp žvejų. Pertvaros dar apsunkina svorio paskirstimą ir netaip dažnai pasitaiko suspenderių tarp tokių voblerių. Dar galima pažiūrėti šiuos du mažus musaliukus. Čia yra ratlinas ir tail spinneris. Pagrindė naudojami ešerių žvejybai. Man pačiam patiko pamačius tail spinnerio darbą po vandeniu. Nežinojau, kad ir pats kūnelis masalo taip gražiai juda. Na ir paskutinis masalas šioje grupėje bus šis. Tai nedidelis džerkas su guminuko uodegėle. Šis masalas įdomiai juda twitchinant, bet sunku buvo tai parodyti šį kartą.
bet sakyčiau ir tolygiai traukiantis vertas dėmesio. O štai šis masaliukas vadinamas mandula. Nežinau, prie kurios grupės jį priskirti, jis yra iš porolono padarytas. Jis sudarytas iš kelių sekcijų ir pasižymė tokiu šiek tiek nestandartiniu darbu. Pažiūrėkime, kaip jis po vandeniu atrodo. Pabaigai palikau 2 savadarbius masalus. Jie Amerikoje vadinami bucktail masalais. Šių masalų dar pats nespėjau išbandyti, bet buvo įdomu pamatyti, kaip jie atrodo ir elgiasi po vandeniu. Visų pirma, šie pasipūtę sijonai gražiai susitvarkė, atsidūrė po vandeniu ir sušlapė. Visų antra, man šis masalų darbas pasirodė labai įdomus. Bet pastebėjau, kad kažkodėl prastai dirba dvigubi lapeliai, ypač to masalo su raudonu sijonėliu. Ko gero bandysiu nuimti vieną iš lapelių ir žiūrėti, kas bus tada. O masalas su baltu sijonėliu dirba stabiliau, todėl kol kas jį paliksiu taip, kaip yra. Šiandien iš manęs tiek, iki kitų kartų.